Šiandien laidoje Kėdainių rajone gyvenančio Luko neeilinė gyvenimo istorija. Tai va, maždaug aš tenais ateinu, laikau savo visus Alvydo kaimyno visas malkytes. Tai jisai tenais po to manęs klausinėja rytais, kur tos visos malkos. O aš naktį ateinu, pasiemu iš... Jis ten turi pasislėpęs tokią didelę krūvą užsidėjęs su maišu pas save prie sienos. Aš pasiemu kažkur pusę, pasislėpiu tenais. Ir jeigu ką, visą laiką, jeigu klausia, sakau, nežinau, turbūt žuvėdros atskrido, turbūt kažkur čia iš laukų, surinko, paėmė visas malkas ir aš čia nieko nežinau. Tai kai reikia dažniausiai pasišildyti namus, tai labai praverčia. Tai aš turiu tokias irgi malkytės susidėjęs šone aplinkui, kad reikia iš kaimyno pasiemu, tenais po medžiu visos gražiai sudėtos, ateini, kad reikia pasiemi, pasikapoji, susidedi, ateini pasikūreni. Nu ką, brangus to šildymo, o ką man daryti? Nais vieną kartą šilumos tinklam, nesumokėjau kokius 4 mėnesius. Nu ir ką, sumokėjau šį mėnesį ir nieko. Radiatoriai neveikia. Lukas pasakoja, kaip jam sunku pragyventi atjungus šildymą. Mat pasirodo, jis pamiršta kartais sumokėti komunalinius mokesčius, nes jis mano, kad ne jo darbas atsiminti, kad reikia mokėti. Čia turime mano radiatorių. Ledas visiškai šakės, ką daryt, Atėjai nori šildyti, nieko negali dabar, tik kas kaip toks padėkliukas pasidėti nesąmonėms. Nuo kelių malkų iki didelių turtų Lukas pasakoja, kaip vienas laimingas bilietas pakeitė visą gyvenimą. Laimėjau aukso puodą, tenais irgi visai gana nemažas, tokia nemaža, tokia normali suma. Jis irgi, tik tais turėjau pasakyti porai savo draugų. Pidas, Domas, pidas, Tomas, pidas, Ignas, visi eina n***uje. Šliužai, ateina tik tais, laimėjau loteriją, tai jau labai turtingas, noriu pinigų. Visiems špyga. Nieko negaus. Irgi mamai pasakiau, kad laimėjau loteriją, apsidžiaugė. Sakau, netgi visi 5 eurai. 5 eurai, 5. Išmetė iš Facebooko draugų. Turėjau tiek daug, visus 2. Dabar vienas beliko tenais, nežinau, kažkoks Alvydas, nežinau, iš kažkoks Afrikos princas, nežinau. Nors pinigų jau seniai nebeliko, keliavau gana nemažai ir pamačiau tikrai pasaulio grožį, dalinasi Lukas. Aš keliavęs daug kur, Akropolis, Rimi, Maxima, Lidl, Akropolis, dar tenais irgi po to Kalvarijų turgus, buvau pas Žemaitį nuėjęs pavalgęs. Lukas per savo gyvenimą surinko daug patirties ir dabar norėtų ją pasidalinti su pasauliu ir ypač jaunimu. Nes jis mano, kad mokyklos nemokina apie tikrą gyvenimą. Kur aš dirbęs? Šitam Lidl, Akropolis, Rimi, Maxima, Aibė, šitas irgi pažemaitį buvau dirbęs. Dėl praeities kivirčų su policija keliauti po pasaulio tapo žymiai sunkiau, sako Lukas. Tai aš ateinu, važiuoju su mašina tenais iš turgaus ir ateina mane sustabdo policija. Gerai, aš šiek tiek buvau išgėręs. Ateina, sako, sveiki tenais pareigūnas Arūnas, ar ne, ar esate išgėręs, sakau, klausykit. Aš išgėriau, bet aš taip pat buvau išgėręs ir skaitęs būtent tokią statistiką, kad jeigu tu girtas vairuoji, tu padarai žymiai mažiau avarijų negu tie blaivi. Žiūrėkit, ar aš blaivas būsiu, ar aš girtas būsiu. Teisės aš vis tiek turiu, vairuoti irgi galiu. Ir ten pagal grafą tie visi dar mažiau tų avarijų padaro. Tai atsiprašau, žinokit, pareigūnas, jūs man didesnį pavojų padarot, negu aš čia pas važinėju. Jūs mane sustabdydamas sukeliat pavojų eismui. Žinokit, aš paprašiau ID, ten mane surakino irgi taip biški... Nepatiko mano, sakykime, išraiška, bet... Ką, aš buvau teisus. Aš pasakysiu taip. Nors Lukas sunkiai gali keliauti, mėgsta pasvajoti apie galimybės ateityje, nes jis mano, kad jis beveik perprato kazino sistemą. Žinot, tenais pakeliauti irgi visai norėčiau, ar net į tą Afriką kokią... Čia ne šalis. Londė, tenais, ten čiauriai fainai, man draugas irgi atėjo pasakojo, sako, davai atvaryk, čia fainai, daug moka, daug gert galima, bet ir daug vagia. O jeigu vagia, tai reiškia, kad aš negalėsiu daug vokčių. Konkurencija, tai kaip man dabar, jeigu ateis dviratį, tai kurį man dviratį iš to, kuris atsiprašau, kebra. Turi būti, žinot, aš pats turiu matyti dviratį, man nereikia, kad kitas kad matyčiau, kad trūksta. Čia Lietuvoje paprašiau, žinot.
Malkų yra, dviratis jau mačiau, kad tenais nusipirko naują, žymiai paprasčiau, žinokit. Lietuvoje yra geriau. Pasiklausus Luko apie imigrantų situaciją Lietuvoje, Lukas nebijo pareikšti savo nuomonės, nes jie pakeitė jo požiūrį net ir į pačius paprasčiausius dalykus. Ai, dėl imigrantų, jo, tai čia, žinokit, net nebaisu. Tipo, realiai, kai imigravo pas mus Lidlas, ten iš karto, bananai 30 centų, aš iš karto ateinu, supratau, kad štai ko mums reikėjo visą laiką. Tokių kainų, ne ten kitų, dar kažkas, normalūs bananai. Jo, čia apie šitos, kodėl imigruoja, nežinau, šiaip ir realiai jūs čia filmuojat tokius kaip aš ir po to visus susirenka. Aš ateinu pasakau, kad pigios bananų kainos, jūs nufilmuojat, visi pamato ir galvo, ten pigiau atskrisiu čia, žinokit, už tai, kad filmuojat, pakils kainos, aš jums pažadu, filmuokit, aš jums atsakau, pakils kainos ir po to pažiūrėsim, kiek čia bus atskris pas mus. 0, čia ir baigėsi mūsų šiandienos epizodas, nes pasirodo, Lukas yra tiesiog didelis d***as. Bet palaikinkit ir subscribinkit, nes mums reikia peržiūrų. Ačiū, viso gero.